Sveiki visi, sugrįžo Toyota Auris ir šį kartą tikrai nebandysim įtilpti į 500 eurų biudžetą, nes dalis gavosi virš 600 eurų. Tai čia dalių kažkur tai už 600 eurų su kapeikom kažkas tai tokio. Tai bus daug dalykų daroma ir bandysim dar naują dalyką pasmėlioti. Tai turiu nusipirkęs smėliavimo aparatą ir bandysiu, kur yra rūdis, nuvalyti. Tai čia toks naujas dalykėlis pas mane atsiradęs. Tai pradėsim. Čia jau bus darbas iki 1000 eurų tikriausiai. Tai po truputį viskas juda, bet tikrai bus ką parodyti, man taip atrodo. Tai dabar dar... Taigi čia šiaip skarda tokia. Žmogus netgi rašė, sako, aš dažau, kad ilgiau laikytų. Tai čia paprasta skarda atrodo, galimai nieko nepadengta, tiksliai negaliu pasakyti, tai aš ją nudažysiu juodai, tai dabar truputį paruošiu. Šiaip nepigiai skarda buvo, stora, viską. Tai gal greitai nebūtų surūdijus, bet apsauga papildoma geriau. Tai pirkom dažų dažymui, tai panaudosim ir diskams tos pačius dažus. Tai bus greitai džiūstantis dažai, tai vieną pusę nudažysime, paskui kitą po kurio laiko. Šiuo metu blizga taip, tai jie turėtų būti matiniai. Čia va, matosi dažai neprikibo, nes sureagavo su riebalu. Čia irgi sureagavo. Tai tenais truputį sureagavo su riebalais, vis tiek nenusivalė taip gerai. Tai paskui dar truputį užpuršim, bet tenais nieko tokio, kad porą skilučių, kad prarūdys, tai irgi. tai džiūna čia jau kita pusė. Tai irgi tokių dėmelių yra, kur, man rodos, čia viens kits riebaliuks. Bet nemanau, kad čia taisysiu tos taškelius, gal, nu, čia va didesnis. Nebent gal su skaidikliu dar pavalysiu ir dar papurkšiu. Laiko tam dalykui tikrai turėsiu, man rodos, nes jau dabar taip atrodo, viskas čia nuardyta. Tai va, čia beveik nusiėmė viskas, nežinau, čia siaubingai atrodo tikriausiai. Ir va, šitas įvaris, tai aš esu šitą, man rodos, visą užsakęs šakę, nu, šitą dalį. Ir kaip jinai čia va kabo. Nežinau, čia gera, negera, bet toj išmušiu aš ją. Nenoriu paleisti ant žemės. Nieks daugiau nieks nelaiko. Opa, atidavė. Čia tikriausiai kapiec. Pažiūrėsim kaip ant naujo. Bet čia ir jau išsidraskiusi gumelę. Labai lengvai. Aišku, naujas tai belia kurio atveju tikriausiai tampriau vaikščios, nes šviežias tepalas viską. Gal jisai ir nėra blogas. Bet čia jau rūdžių aš prieitą kartą kaliau nuo čia, tai sakė, kas rūdyje yra, tą keiskim. Aišku, čia tik ta dalis rūdyjus, bet kaip čia išsipresuotų naują, nežinau. Tai vaštukas čia daug neliko, kol kas viskas sėkmingai sukasi. Čia šitą, nežinau, naują reikėtų, nereikėtų, tai dar šarnyras. Jeigu jau šitas šarnyras klibėtų, tai 100% reikėtų keisti arba vežti restauruoti. Nu, žiūrėsim dar. Blogo veiksmo nesijaučia. Pabandysim kiekvieną nusmėlioti, šitą nepavyko taip lengvai atsukti, bet čia tai irgi įvario, nežinau, aš turiu komplektį jos ar ne, irgi norėtų naujos šiandien. Viską naują norėtų susidėti. Tai čia reiks irgi keisti, nu, vienu žodžiu, bandysim atnaujinti. Nu ir kaip čia dar viduje atrodo. Tai šitą įvarę, čia dabar nesimato, ne, jaučiu šitą reikia irgi atsileisti, kad galėčiau normaliai šitą varžtą netrukdomas.
Čia tai biški irgi turi korozijos, va taip ir neužpurškė tikriausiai, nes nepriejo, nieks nearda tiek. Čia irgi tokia gumos gabaliukas, tai nežinau, čia tipo gamyklinis ar kaip. Kitoj pusėje dar nepradėjau, realiai. Nu, tiek, tik tai esu pasidaręs, tai dar daug darbo. Imsim ir šitą dalį, pabandysiu nusmėlioti, perdažyti. Tokią, pakeisim gumas, gal ir geras jos, bet pakeisim man taip atrodo, nes turiu. Čia pabandysim pasmėlioti, padažyti. Čia irgi pabandysiu pasmėlioti, padažyti. Tik tai nežinau, kaip čia tas dankratas nemaišys man čia. Matysim. Nu ir kitoj pusėje tą patį, jeigu matysim ten blogą, va, čia taškelis toks biški, nu, bet čia laikiklis, nieko tokio. Svarbu čia, bet į vidų neįlys, aš jau niekaip. Iš tos pusės irgi nefainiai atrodo. Kai pradėjau dirbti šiandieną, tai netrodė taip ir baisiai, bet va, kai toliau žiūri, tai nefaina. Tai čia irgi rūdžių ant viršaus užpušta tikriausiai buvo. Tai pabandysim pataisyti kiek įmanoma. Čia aišku reikėtų visą tą nusimti, bet nelabai noriu. Nežinau, gerai tikriausiai, negaliu sakyti negerai, bet kad aš prisiemu tokių sunkių darbų, tai gal biški negerai. Užtruksiu ilgiau negu planuota, nes planuoju porą dienų skirti, o tenka ilgiau. O mašina tai aišku be sąžinės graužaties ilgesniam laikui paliko, o aš planuoju kitaip, tai biški problemas man. Iš tikrųjų jau šiandien pavargau, toks nuobodus darbas iš tikrųjų, nu, ir murzinas labai, ir smėlio daug, prie jūros nereiks važiuoti. Tiesiai šviesiai žmogus pasakė, ką reikia keisti, tą keičiam. Tai dabar nieko negaliu pražiopsot, kad tikrai čia daug darbo, belė kiek. Tai imsiu laukan dar traversą, aprūdijus, imsiu stabilizatorių, imsiu viską, šveisiu ir dažysiu iš naujo. Tai aišku, man geriau būtų nauja, bet, nu, ką žinau, gal pigiau bus padažymas. Čia reikės pasmėlioti, ten reikės pasmėlioti ir padažyti. Nu ir, nežinau, manau ir dar atrasiu tikrai. Šį čia gal biškai pataisyti pavyks, nežinau, kažką užpuršt, bet reikia nuimti pirmą rūdį. Ko aš čia? Įsijungiau kamerą, kad pasiskūsti, iš tikrųjų, ne tai, kad parodyt. Taip, nu, nežinau, neturiu nuotaikos rodyti darbų eigos, nes, nu, realiai tik dabar tai išlindau iš po mašinos, beveik visą laiką buvau palindęs arba įlindęs tarp rato. O dabar va išsitraukiau, bandysiu atveršti šitas. Paskui reiks bandyti išpresuoti šitas. Jeigu nepavyks išpresuoti, bus perkama tikrai nauja detalė, nes būna, kad jos susilanksto ties tom vietom, bet bandysiu aš čia kažką į vidų įdėti, kad nesusilankstytų. Kiek kainuoja tikrai nežinau, nesidomėjau. Tai turim tokias įvorės čia, kur buvo iš toliau nufotografuota, tikrai nefainai atrodo jos. Taip. Tiek viena, tiek kita tokia pati, va, čia irgi. Ai, čia dabar negaliu pavartyti. Tai jinai buvo realiai tokia. Jinai stovi. Va, tenais jinai buvo. Nežinau dabar tiksliai, kurią pozą jinai stovėjo, nesvarbu. Tai ten buvo, kur nesimatė. Nuotrauką buvau daręs, atrodo. Taip, dar šitą reikia nusimti detalę. Šitą tikrai turiu naują. Tai va, jeigu reikės šitą naują, tai tada reiks atšaukti įvarių komplektą, nes esu nupirkęs visą įvarių komplektą. Žiūrėsiu, nes skaičiavosi, kad pigiau, bet nesinori irgi čia virš 1000 su kapsėtu, kad suma vien ant dalių. Dar reikia ir ant darbo pasilikti biškį. Tai šitą dar detalė nėra, jinai blogas, storas metalas, čia viskas tvarkoj. Bandysim smėlioti ir matysim, kas gaunasi su smėliavimu.
Tai ar bus paskutinis kartas smėliavimo ar ne, suprasim per šią seriją. Tai čia ta situacija, kai būna susivirinę. Tai detalė, ar surūdijus iš vidaus tiesiog, va dabar, nežinau kaip jums pademonstruoti. Čia va, daugiau matysis, va. Sukasi varžtas su visa įvarė. Tai greičiausiai ten iš vidaus surūdyja. Tai pasiemam turbinkę, čia šnai, kitoj pusėje šnai ir tą kažkaip ištrauksim. Ai, šitaip saugo akis, jo. Kai per gerai laikosi ir nematai, kada pabaigai pjauti. Ačiū, kad kai kurie su komentarais įkratot proto, užsidėti apsaugas, užsidėti dujokaukę, tikrai dėkingas. Ypač va, kai su tokiu pjauni, tai net per kelnes jauti, kai smeigia. Tai iš tokio į akį gauti, tai ne pas didžiausias malonumas. Tai čia dabar apsišveičiau daugmaž taip, kad matyti pro kur presuojasi, bet vizualiai nesimato iš kurios pusės presuojasi, tai gal jam jokio skirtumo ar iš tos ar iš tos. Taip, ir čia prakrapštysim. Bandyti atkaitinti dar gal. Aš net nežinau, ar turiu tokių nusipirkęs va dabar atsarginių komplektai, ar jie yra ar nėra. Bet jeigu ne, tai teks tikriausiai pirkti. Noriu pirmą pabandyti tas dalis, kurios baisiausios, viską, kur didžiausia rizika. Pirmą išsipresuoti viską. Daugmaž aišku viskas. Ką žinau, pabandom, surinksim. Iš nuotraukų pirkau, tai ką žinau, investicija tokia, tai tikiuosi atsipirks. O ar labiau tuom užsiminėsiu toliau, tai nežinau. Matysiu kiek purvo. Gal tiesiog paliksiu tik tai suportam smėlioti. Matysim. Taip, kurią pusę iš čia. Kur ratai dedas. Reikia instrukciją paskaityti, nors tikriem vyram nereikia instrukcijos, bet gal užmesiu akį, nes norisi greičiau pasidaryti. Be instrukcijos vis laik ilgiau gaunas. Surinkom, pavyko, tai pabandom įsipilti smėlio. Čia pirmas daiktas aplamai Toks dalykas pas mane pirmas. Čia kažko buvo, gal netgi geresnis smėlis negu aš turėjau, gal jo yra. Kaip čia pažiūrėti. Tikriausiai ištestuota buvo. Pirma mintis man tai, kad čia per didelį nusipirkau. Tokio nereikėjo gal didelį pirkti. Pilsiu kvarcinį smėlį, kuris yra 0,4, tarp 0,4-0,8 mm. Šiaip reikėtų skambesnė. Šiaip nepigus daiktas buvo. Sumokėjau berods 12 eurų. Tai patarkit, ką geriau nusipirkti, kas naudoja. Nu, pirmam kartui pabandymui, tai paskiau surasim kažką tobuliau gal. O gal iš vis net nepaeis man tas reikalas. Kažkokių blogų dalykų girdėjau, sakė, kad paskiau visas smėlis prilenda į visus galus. Tai nežinau, ar čia porą detalių tik tai nupurkšiu ir viskas.
Manau, kad mano kompresorius pakankamai greit nepumpuoja. Dar biškai reikia išbandyti, bet kol kas man nieko gero. Tai kad tik dabar atidariau tikriausiai smėlį, tai dabar gal reikia. Toks dalykėlis čia, nemanau, kad ant lauko naudoti. Čia dėžutę reikia turėti tikrai, kažką oro leidžia biškį. Atrodo visai nieko, tiek kad, sakau, smėlio labai daug išsinaudos ir didelė betvarkė, o mintį aš turėjau, kad ten mašiną biškį pasmėlioti, tai nežinau, kaip čia bus, darysiu ar ne, nes realiai nemažai smėlio įsibarsto ir pu. Šitas daiktelis čia stovi gal apie 1,5 paros laiko ant įtempimo, tiesiog nepavyksta išpresuoti iš šito būtent įvarę. Tai įpresuoti tikriausiai nepavyks, nes man vietos neužteks, teks kažkam šitą detalę duoti presuoti. Bet išpresuoti pabandysiu. Šį kartą Jasperis nepadės, tai Gesperį pasiimsiu. Nesinori šitą įranką laužyti, nepygus yra. Galėčiau padaryti taip iškirpęs, kad viskas paprasta gavosi, bet dabar kankinsiu, skaitinsiu ir darysiu tol, kol padarysiu. Truputį pajudėjo, iš savo vietų pajudėjo. Tik tai aš biškį pergyvenu, kad per mažai esu nušlifavęs šitą, nes gali būti, kad tas golis čia man įstriks ir jisai taip lengvai nebeišsiema. Tai reikia eiti jį pataisyti, dar pašlifuoti. Truputį pasislinko į vidų, tai tiesiog įnos guolį apverčiu ir žiūriu, čia dabar labai gražiai telpa į tą vietą, už kantų, viską, tai turėtų paeiti. Ir šiaip galvoju, kitam kartui paimsiu šį, nupjausiu, tas, kur yra galiukas išlindęs ir turėtų gerai pasitarnauti. Dabar aš manau, turėtų man lengvai įsipresuoti jau, bent jau aš tai fantazuoju. Taigi jau eina storesnis kantas, didesnis nebepratelpa golio diametro. Tai dabar atsisuksiu ir būsiu tikras, kad pratelpa būtent šitas golis. Va, dabar žinosiu, kad šita dalis tikrai pratelpa, jeigu čia įsideda gražiai, va taip. Va, negražiai įsideda. Va taip ir čia ir buvo mano problema. Nes jisai gražiai neįsidėjo ir kliūna. Tai jisai pats irgi jau presavosi. Tai man dar tiesiog reikia jį apglūdinti, apšveisti, arba kaip ką tik sakiau, reikia įsipjauti šitą dalį, pasilikti savo, arba tiesiog šitą nuskusti. Ir viskas. Būtų ledas. Šitą nuskutu ir dedu taip tipo. Tenas į tą ir presuojam. Gerai, pradžiai dar pažaisiu. Tai dar pašveičiau ir va, labai gražiai dedasi. Sujungiu viską ir įsipresuos turbūt 100%. Turėjo šitą klysti, bet
gal ir neišlindo. Tai dar pritrūko trupučio. Plonas karda yra ir nėra kaip už jos paimti. Tai vis tiek aš turiu eiti šitą dalį nusišveisti, kad man užtektų veitos. Šitą va, kur įsipjovau, kaip žadėjau, tai tiesiog dedu šį į vidų. Ir jau dar viską galima pasidaryti, su tam tikrais įrankiais viską galima pasidaryti. Bet reikia kartais pagalvoti, reikia tam tikrų detalių. Nu, nėra taip paprasta, aišku, ir laiko daug atima. Tie bandymai, darymai tikrai ne visada gaunasi. Tai čia man iš tikrųjų toks pirmas, toks rimtesnis traverso, visą kitą čia iš presavimų darbas. Tai aišku, jisai man daug laiko atims. Tai dabar reikia sumastyti, kaip šitą išpresuoti, nes kai šitas presuosis, dabar aišku kaitinsiu tą visą rūdį, atkaitinti. Ir kad nesusilenktų šitas metalas, nes esu panašiai daręs ir teko tiesiog kitą detalę pirkti. Tai kažką turiu įkišti čia, kad nesilankstytų. Kažkaip gražiai uždėti, kad įsipresuotų. Čia į vidų esu įsidėjęs, kad nesispaustų metalas. Tai kai čia išpjausiu irgi kažką tikriausiai sugalvosiu čia įkišti. Tai dabar pabandysiu pradžiai taip. O antrą gal, jeigu kažkokią naują gerą mintį šaus, tai ant kito kitaip darys. Prieš pjaunant reikėjo išsitraukti šitus, nes trūksta prieiti iki. Tai čia susiradau veržlį įsidėjau iš tos pusės. Čia truputį didesnį įsidėjau. Nu, čia kaip priklauso, pasitvirtinau. Ir nusidilinau šitą. Ne šitą. Šitą nusidilinau, kad įtilptų lygiai taip ir neleistų spausti šios dalies. Čia jau įdėta. Oi, čia įdėta jau, o čia įdėjau, kad neleistų tos dalies spausti. Pradžiai nekaitinės suksiu paprastai. Kol kas viskas eina, veržlė pagal viską turėtų pratilpti. Tik tai čia gali nebetilpti. Tai jeigu bus per sunkiai, jau nebesuksiu. Atrodo, išlindo. Tai vieną dalį padarėm. Daug žaidimo realiai. Geriau pirkai kitą detalę ir viskas. Dar čia padažinėsiu, kur rudelė vieną kitą. Bet tos iš parduotuvės tai jau nebe toks metalas gali būti. Arba jau kainą reikia mokėti normalią. Nu, toks eksperimentinis dalykas, tai nežinau, tiesiog kitą kartą bus derima dėl tokių darbų, tai iš karto ir įvertinti laiką reikės. O su šitą pusę nusprendžiau užkaitinsiu. Ir dėsiu būtent tą veržlę, kur tinka čia į tą vietą, tik tai iš čia ir kalti bandysiu. Taip, galėčiau su turbinkė čia prasieiti ir jeigu neišeis, aš taip ir padarysiu, kad turėčiau kantą, kur uždėti, kad galėčiau išpresuoti. Nes čia nelabai yra kur paimti, bet gal ir užtektų. Pabandom pradžiai gal papresuoti. Truputį atsipresavo, bet čia man tiesiog šitam gale blogai nusipjovė, tai taip sunkiau ir gavosi.
Tai va, pavyko. Tai yra įvairiausių metodų, visi nėra lengvi, lengvi tie, kur pinigų turit arba nuvežat kam nors atidodat. Turi tokių jau skaudulių glušakas, tai realiai čia yra dvigubos sluoksnio, bet dar kažkiek laiko tikrai važiuos, bet tikrai nebūtina dabar visų detalių keisti naujas. Tikrai nenoriu per daug pinigų priimti, tai tokios tai tikrai dar važiuojamos dalis, tai bus problema, tada ir keičiam. Tai biškį padažysiu. Čia 800 laipsnių. Dar reikės kitą pusę apsiversti. Porą tokių šašų nutryniau. Kažkas panašaus kaip tokie taškai ir toks jausmas, kad žemė buvo užsidėję ir prarūdijo. Nu, parūdijo. Taip, tai va, tokie va, būtent maždaug tos ties tom vietom. Čia girdžiu vanduo bėga, kondensatas tikriausiai. Bandau nusimti traversą, nežinau kaip pasiseks, kol kas nesiseka. Nu ir bandysim aptvarkyti čia visą tą dalyką. Šiaip ne fainas dalykas, nežinau ar norėsiu kartuoti tokį dalyką. Tai... Dar čia mačiau, yra irgi va parūdyje. Tai... Šiaip čia keičiama detalė, tai čia gal net nelysti, gal biškį užpurkščių kaip ten vadinasi tas antikorozinio dar purkščių, tai visur nudažęs ant viršus dar purkščių antikoroziją. Tai nuo ko pradėjo dažyti, ar nuo traversą, ar eiti pirmą mašinėlę. O, čia biškį, na taip išvaizda nekokia, bet čia aišku metalas storas, aišku aš ją apdengsiu iš išorės, kiek įmanoma, iš vidaus aš tikrai nieko nepadarysiu. Tai manau, kad laikys dar ne vienus metus tikrai tas traversas. Daugmaž nežinau, ar pilnai reikia jį nušveisti ar ne, nes čia tikrai ant viršaus užpūsta viskas. Trinti pilnai rūdžių nelabai norisi iš tikrųjų, bet va, gal traversų ir nereikėtų pagailėti. Tai čia tokia, kur galvojau pati prašiausia, bet jinai kaip ir gera, sakyčiau. Štai kaip dirbam. Vieną detalę nusidažiau. Tai laukiu dabar, kol apdžiūs, kad galėčiau padėti kažkur. Tai per tą laiką nupūskim kitą. Tai turėtų būti greitai džiūstantis dažai, tai jau turėtų kaip ir būti padžiūvę. Tai reikia kažkur greičiai pasidėti ir papurkšti dar. O, kaip nauja detalė. Tai pumpuojam orą, tuoj eisiu smėliot. Tai su turbinkė visur prieiti neišėjo, tai bandysim taip.
Tai prieisiu dabar truputį parodysiu. Opa. Tai pasirodo apsauginis vožtuvas čia įsijungia, nes viršijo barus, tai tikriausiai kai 8 barus viršijo, tada įsijungia. Gerai, jeigu jau čia esu, tai pažiūrim, kaip atrodo ir ką mes bandom pakeisti. Tai mes bandom pakeisti šitą vaizdą. Nežinau, kiek čia pavyks, nes domkratas ties tą vietą. Čia kas nors yra baisaus, ten metaliukas, nelysiu. Čia va, čia truputis, tą galą irgi pataisyti. Bet čia kosmetiškai tas taisimas toks, nežinau, ar duos naudos labai, nes realiai niekas nieko nematys čia. O čia važiuoklė vis tiek storos dalis. Dar čia biškai praeisim tam tikras rudelės. Ir viskas, svarbiausiai tas pagrindinės dabar tas vietas praeinu. Nes nežinau, kiek smėlio užteks. Taigi, jausmas nefainas. Tai gal vaizdas ir geriau atrodo negu kad buvo. Dabar eisim rūdžių surišėję sutepsiu su gruntu iš karto. Ir tada padažysiu, tada gražiai atrodys. Tai nežinau, tokie darbeliai man nepriširdės. Tai būsiu bereikalo nusipirkę šitą daiktą. Čia išsitepėm, atrodo viską, duosiu padžiūt. Aišku, tamsoj aš jums rodau. Iš tiek viskas juoda. Tai dabar stabilizatorius toks va, čia ir parūdijas. Gyventojas, storas metalas yra viską, bet nušveisim, padarysim kaip naują. Čia irgi pravalysim, irgi padažysim. Tai prasideda sunkumai. Skaniausia paslikau ant galo. Tai kažkuris varžtas vienas irgi yra, ten buvo suvyręs prieš tai. Tai dabar šitas yra suvyręs varžtas. Tai ir faktas bus, kad šitas, o jie yra reguliuojantis tokie su... Čia tokia išpjova yra to varžto ir jisai būtent taip įsikiša pro to šaibas ir kažkaip reguliuojasi. Tai nežinau, skambinu klausti, ar turės varžtų, bet netam sakė neturi, atvažiuok parinksim. Žiūrės, nors ten gal nereguliuojimas buvo, tai bandau iš karto prašyti, nes reikia pjauti. Mirė Jasperis, realiai jie po 15 eurų te kainuoja, bet aš jau turbūt trečią pribaigiau. Tai bandžiau pjauti, toks jausmas, kad sutrumpino, sukibirkščiavo ir viskas. Tiek tą laiko man. Taigi, vienas varžtelis įveiktas, čia nais, va. Tai toks vienas varžtas šį čia kainuoja berods 14 eurų. Tiksliai nežinau, nebent komplekte 2 eina. Tai kitą irgi pjausim, nes jisai niekur nenori išlysti. Tai nėra ką rodyt, ilgai pjaunas ir atsigavo Jasperis, nes radau donorą, angliuką įdėjau, tai reikia 2 naujų angliukų. O Jasperis tai netaip senai pirktas, liko tiek angliuko. Būtų gerai, kad pafilmuotų, kaip aš čia vargau, bet labai daug valandų medžiagos būtų. Tai išnėriau, aš jį išlupau per čia, va. Bet dar reikia vis tiek iki galo nupjauti. Tai tokios problemos būna, kai privira. Šitas geras, tai mes jį atgal dėsim, nėra ko čia laužyti. Tai va, pjausim ir šitą dar bandysim atsukti. Tai va, per visus galus išpjaustėm ir pavyko. Oho, ką veikti yra. Tai šiandieną gana bus, nusipurškiau dažais dugną. Aišku, galėčiau už poros minučių ar 10 eiti prasipurkšti su tuo Gravitexas, kaip jis čia skaitos. Tai čia skaitosi dugno apsaugos automobilio dugnui kieta vaškinė plėvelė juodos spalvos. Tai
rytoj užpurkščiam tik atėję. Dar reikia čia nemažai nutrinti. Tai čia reikia supresuoti, čia reikia susitvarkyti, šitus reikia sumontuoti, sudėti ir dar reikia išardyti. Tai aš tik tai vieną pusę išsiardžiau. Šitą reikia išsiardyti, va, traversas, stabilizatorius paruoštas, dažų nebeužteko papūsti, čia tik tai su antikoroziniu sutepta. Tai rytoj darbelis susitepti su antikoroziniu. Pradėsim nuo dugno ir šitą šveisim. Ir paskui presuosim visą kitą dėžę. Tai galvojau, šiandieną visą tai pasidarysiu, bet be šansų. Bent jau planavau, kad grinai susiruošti, nusidažyti visas detalės. Ir rytoj dėlioti, ir dar čia alyvą, dar viską. Turiu ką veikti dar. Ir nežinau, kaip žadėjau žmogui atiduoti, tikriausiai ir neišeis. Turim paplūdimį čia pas mane. Ir dabar visai neblogai atrodo kol kas. Tai padarysim, kad dar truputį geriau atrodytų. Tai dabar antikorozinį visur į tarpus, ant viršaus dažų. Ir pažiūrėsim, kai čia beatrodys. Jeigu patiko, nepamirškit padėti laiką. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.